Labas vakaras. Bebaigiant darbo savaitę, čia 24 valandos. Kviečiu žiūrėti 3 mūsų žurnalistų parengtus naujus pasakojimus. Iš kur šeimoje atsirado vaikas, apie kurį tėvai nežino? Valera tą vaiką netaukia. Visiškai. Yra kažkoks dokumentas, kitas vaikas. Jūs skaitėt ir pasirašė. Inos pagalbos šauksmas ant kojų sukėlė specialiasias tarnybas. O kodėl jūs taip drebat? Bijau. O ko jūs bijot, pasakykit? Visko bijau. Jūs muša? Muša. Pirmiausia, jums reikia nuvažiuoti pas šeimos gydytoją, nes jūs visą drebat ir aš nesuprantu, kas jums yra. Žinau, aš viską suprantu. Valerija nežino, kaip surasti mamos kapą. Aš sakau, mamos prašymą aš vykdau. Mama neleido. Mamos, kurios ji nelaidojo. O dabar dar visi vadina zyžiančią žemaitę. Atsiklo. Eika, aš pasitrauksiu. Eika. Valerija iš Kėdainių paskambino pasiguosti. Moteris tikino, kad artimieji nuo jos slepia mamos kapavietę. Valerija nori uždegti žvakelę, bet kur palaidota mama, nežino. Į Kėdainius išskubėjo Žilvinas. Labą dieną. Labą dieną. Čia pataikėm. Čia pataikėt. Galima užėti? Nu, jeigu neišvirsit iš pado. Iš padų neišvirsiu. Mano kritiškas žvilgsnis sako, kad čia pusė daiktų yra nereikalingų. Žiūrėkit, kas čia dabar? Seneliai šalčiai, širdutės, tigriukai, peliukai. Čia yra likę viskas nuo švenčių. Tas va meškinas yra gautas Uspaskicho Viktoro žmonos, nes per ledų šventę užpraeitais metais man padovanojo. Ne man konkrečiai, o mano sūnui. Ir atnešė pasveikinimą. Pone Valerija, jūsų tėvelis yra dar gyvas. Gyvas. Ar jam gali būti žinoma jūsų mamos kapavietė? Prieš tą jūsų klausimą man akyse stovi klaustukas, nes gali būti, ar tik tai žmogų neištiko koks širdies priepuolis, bet kad sesuo su jos sūnum, mano brolis, dalyvavo, tai žinau tiksliai. O kodėl jums jūsų giminaičiai nepasako, kur galėtumėt gedėti savo mamos? Todėl, kad mūsų santykiai galutinai nutrūko po paskutinio bendravimo telefonu. Kadangi ponia Valerija žino paskutinį adresą, kuriuo gyveno jos tėvelis, bandysim nuvažiuoti išsiaiškinti, ar tėvukas vis dar vaikšto po šitą žemę. O tvarką šitame bute darysim kitą kartą. O tu kada paskutinį kartą matei senelį? 2008 metais. Tai gal šiandieną tu nedirbi ir galim važiuoti kartu? Galima. Gerai, anūkas, vardo nežinau. Vaidas. Anūkas, sūnus. Vaidas. Anūkas. Vaidas yra mano sūnus. Ar pasiruoši pamatyti tėvelį po 8 metų nesimatymų? Žilvinai, kaip skauda širdį, atrodo. Taigi turėtų džiugesys nuspindėti jūsų širdį. Sveikas, gyvas dar jūsų senolis. Aš į viską labai jautriai visą gyvenimą žiūrėjau. Labą dieną. Labas, suka. Ateikit trumpą. Kodėl? Ne. Tai pažiūrėkit, kas atvažiavo. Tėti, labas. Labas, vaikeli, labas. Atvežėm brangių svečių jums. Jums anūkas atvežė dovanėlę. Čia jau šeimininkė, dėkau.
Aš parašiau savo tekstu, va, tėvelis, sveikinu tave su visom praėjusiom ir ateinančiom šventėm. Tai yra Velykom. Tavo dukra Valerija su šeima, nors apkarpyta. Ir datą parašiau, va, kada. Va. Va. Ar smagu matyti dukrą su anūku? Nu, Tėvelį, žinok, ir aš esu balta kapobelis. Balta kapobelis. Po broniaus laidotuvių. nu, buvom. Valerija sakė, kad jai yra nežinoma mamos kapavietė. Kur jūsų žmona palaidota nežinome? Darbėnus. Darbėnuose. Na, Darbėnus. Šeimos kape. Na. O jūs, Valerija, žinote šeimos kapą? Pelgus. Aš atrasčiau. Žiūrėk. Ne, bet dabar juk mes į Skaudą nevažiausiam Virgas ieškoti, nes jo, girdi, Virga maniai pasakė, aš tai užmušiu, jeigu tu pasirodysi prie Algirdo gatvės namo. Matytais užgėrusi buvo. Va. Ar tau pačiam, Vaidai, smagu pamatyti senelį gyvą? Taip, Smagu. nesinorėjo negyvo rasti. Geriau gyvas. Aš manau, mėly žiūrovai, kad man laikas pasitraukti, leisti jiems tarpusai pabendrauti ramiai be kamerų pagalbos. Susitiksime jau pakeliui link Darbėnų. Ateškai kišenę. Uždrausta Lietuvoj. Viskas. Tėti, aš tave labai myliu. Ir aš tavį didelę. Nu, linkėjom parvašką sutikti. Vasar susitiksam. Valė. Vasara? Nu, vasar susitiksam. Palangus. Važiuosiam. Palangus, nu, žinai. Nu, dukterė, laiminga? O girdi, o tavai nebloga su sveikata. Ne. Nešlubaus. Ne. Dar baurnai jau reikalų. Nu. Viskas į gerą, viskas į penkių. O dabar, kaip mes tėvo nepaklausėm, o tai kodėl nėra kryžiaus, jokios ženklo, tai kur jinai dabar yra palaidota. Aš dabar jau visai suglumau ir pasimečiau, juk tai pagal teisybę turėjo būti medinis kryžius ir su pavardė, nu kur, kai jį rašo, kad parašo Laureckienė. Ponia Valerija, Nu. šitoj visoje istorijoje yra vienas neatsakytas klausimas. Tai jūsų sesuo, kuri gyvena Skuode. Nu. Mums būtina pas ją nuvykti, kadangi jinai vienintelė žino tikslę jūsų mamos palaidomo vietą. Gerai, Vaidai, aš manau padarom tokį variantą. Vis dėlto gėlės arba žvakutę paliekam ant šito kapo, važiuojame pas tavo mamos sesę, pas tavo tetą, sužinome, kur yra tikrasis kapas. Jeigu čia pasirodys, kad yra tikrasis kapas, vadinasi, bent jau gėlės šiandien bus paliktos. Mūsų kelionė vis dar nesibaigė, buvom Salantose, dabar atvykome į Skuodą. Ponia Valerija, o kodėl jūs nesimėte iniciatyvos savo mamą palaidoti pati? Todėl, kad užprotestavo sesuo ir pasakė, kad gink Dieve, nekišk savo trigrašio ir neduok Dieve pasimaišysi po kojom, aš tave užmušiu. Ko norite? Valė atvažiavo, vaizdi. Būt mažiausiai. Ponia Virga, jinai ne viena atvažiavo, aš noriu paklausti, gal jūs žinote, kur mamytės kapas? O kam jį reikia jai? Nu, nori aplankyti, gėlyčių nupirkti. Nereikia. O kodėl? Aš nenoriu kavalį važiuoti. O kas blogo atsitiks, jeigu sesė... Nenoriu, sakau. Bet tai nėra jūsų nuosavybė, ponia Virga. Mona. Kodėl? Mona ir vatu. O kodėl jūs taip manote? O ne valis.
Valė, mama nenorėjo, ką valė nežinotų. Tai buvo motinos valia? Taip, mamos valė buvo. Ir mama nelaidotuvės nenorėjo, ką valė būtų. O kada kažkokia juoda katė per kelią perbėgo? Už ką taip mama keršėjo savo dukrai? Ir todėl, kad savo vaikų nežiūrėjo ir buvo palikusi prieglaudoj. Valerija, Vaida buvo... Taip. Ne, Vaida ir Milda buvo palikusi. Valerija, tikrai jūs buvote savo vaikus palikusi vaikų namuose? Taip, buvo. Nepalikus. Buvo palikti. Buvo. Šitai liudininkas. A nebuvot prieglaudo? Vo. Prašau. Augom iki 18 metų. Taip, iki 18 metų augo. Mes su tavim, Vaidai, jau 3 valandos kaip keliaujam po Lietuvą. Gražiai kalbamės automobilyje, nė pusę žodžio neužsiminiai, kad tavo vaikystė nebuvo rožėm klota ir trūko mamos šilumos ir rūpesčio. Trūko šilumos. Ir tikrai, mamos, tikrai aš pasakau, persižegnoju ir pasakau, mamos valia čia buvo. Valis, kad nebūtų laidotuvės ir nebūtų nei kapo, pasakytumėm, kur yra. Pone Virga, sakykit prašau, o kas lankė tuos vaikus? Aš atvažiuodavau, aš juos kaip savo vaikus, aš kad va prižiūrėjau. Vaida, ar tai tiesa? Taip, 2 kartus buvo net atvažiavusi Palangoj. Tai jums tas pyktis... Jie man tokie va, kad aš, tikrai, aš esu kūma dar, va. Krikštamotė. Taip, krikšto mama. Aš net verkiau, kad aš juos pamatydavau, kokie jie buvo. Aš net verkiau. Va, šitą jie liudininkas ir pats ir Vaiduks. Net man labai būdavo skaudu, aš todėl buvau pasakius, kad aš seseriais nekenčiu. Ir buvau sakius, kad lyg graba lentos, aš neatvažiuosiu, jeigu kažkas abu mirusi ir tikra. Pone Virga, aš žinau... Aš dabar visą laiką nekenčiu. Aš juk turėčiau Virgai neatleisti. Permėgojai su Valiu. Nu, ar Arvids melavo? Arvidas, su kokiu aš, brolėlis, su kokiu, ir aš pergulėjau, sulaukiniai. A jūs jaukinat? Aš nesugulėjau sulaukiniai. O tai kas tą antį paleido apkalbų? Nežinau, jūs tokius liežuvius esat paleidę, kad mano tėvelių nebėr gyva. Tai kas leido liežuvius? Milda. Milda, tai eik ir savo Mildą ir kaltink. Bet aš ant jos pykčio neturiu. Bet tu podėsi Mildos. Kokia aš tau podė? Mildos podė, kūma. Nu ir kas, bet kam reikia liežuvis tokius leisti, jeigu nėra teisybė. Gerai, viskas. Valerija, aš dar paprašysiu jūsų pasitraukti kitą kambarį. Kodėl? Todėl, kadangi vykdo, ponia Virga, jūsų mamos paskutinę valią. Tai yra šventa. Ponia Virga, ponia Virginija, jūs sakėte, kad jūs tikrai savo sūnėną su dukterėčia mylite. Aš jūs labai prašysiu, mums negirdint pasakyti bent jau sūnėnų į ausį, kur yra močiutės kapas. Aš tikrai išeinu, pasitraukiu, pasakykite bent jau. Aš nenoriu, kad važiuotų. Bet sakau, tik tai Valis ne. Ant kapo ir žvakės padėsim viską. Va. Tai yra Darbėnuose senosios kapinės. Taip, Darbėnus. O šalia yra tėvelių tėvs, ten gul ir dar vienas giminaitis. Bet viskas tam pačiam kape. Taip. Mes teisingai toj vietoj uždegėm žvakutę. Mane jau to plekiaus nuskriaudė. Ar nematai, ką aš esu visa žila, kaip mama amžinatė? Aš nežila, ne. Aš iškart mamą pamačiau, kad mama grabė gulėjį, aš iškart pražilau. Virga, aš ir ant kelio atsiklausiu. Aš iš jos pasitrauksiu. Virga. Eik, iš akių mūsų. Arvyda, tu atleidi man už viską. Pone Virga, juk visieną Bibliją skaitėte. Negaliu atleisti, negaliu. Man Dievas sako, kad reikia atleisti. Ne, negaliu. Bet jūs laikote pyktį irgi savo Ir viduje. laikysiu. Ir aš geriau savo viduje laikau pyktį, bet aš mamos prašymą vykdau. Ir vykdysiu visą laiką. Visą laiką aš vykdysiu.
Gerai, laikas atsisveikinti jums su savo sesė, galbūt ir jai žanduką pakštelis. Nu, apsikabinkim, Virga. Eik šalin. Ir viskas tau paskutinis žodis. Paskutinis. Daugiau nieko. Bet juk jūsų gyslomis teka tas pats kraujas. Nenoriu aš matyti jūs. Bet dabar žmogus atgailauja už savo nuodėmės. Bet Virga, tu priimk už gryną pinigą, juk aš tau padėjau mokyklą pabaigti iki 8. Tu melagi, aš pati pabaigiau mokyklą, bet tau padėjimą. O iki 3 klasių kas pagelbėjai mokintis. Kas, mama? O ne tu. Gerai, viskas keliaujama. Aš suprantu, kad šiandieną mes nesulauksim to gražaus apsikabinimo. Kągi, tai yra Virgos valia pasirinkti. Man labai gaila, kad mes to nesulaukėm, nes manau, kad tikrai abiem sesėm palengvėtų, jeigu jos galėtų apsikabinti šitame gyvenime. Palengvės, tik tai, aš labai patenkint, ką Vaidoką pamačiau. Super. Pažadėk vieną dalyką, aš su Virga be Virgos kviečiu pas save 60-mečio progą, nežadu daryti balių. Nieks nevažiuos. Aš neturiu iš ko. Turėsiu pinigų atvažiuosiu. Aš neturiu iš ko. O kada tas bus? O užmiršai, kada tavo sesė ir gimusi. Tu žiūrėk, kad kas ir, kad aš dabar, kiek aš esu į skolas įklimpusi. Tau tai vienodai šviet. Va aš kiek skolų turiu. Net aš turiu, tu supranti, turiu 500 beveik eurų vienų šiukšlės. 300 su viršu, beveik 400 turiu už šildymą. Dar aš džiaugiuosi, kad dar man nėra atjungta. Aš neturiu iš ko susimokėti už botą, už šiltą vandenį ir taip už viską. Bet kuom čia kalta jūsų sesė Valerija? Todėl, kad... Nes tau yra botas padovanotas. Nikoks nėra padovanots. Aš turiu parašytą palikimų. Ir aš žinotu, kada yra. Nori, aš tau pasakysiu, nuo pat 72 metų. Mano ir bots parašytas, ne tau, ne koks padovanojimas. O prie ko čia man? Čia yra. Ko tu iš manęs reikalauji, ką aš Virgina? Čia aš nieko nenoriu. Tai dėl ko aš turiu, aš mamos palikė, prašymą turiu pasinaikinti. Aš negaliu. Aš dar pasižiūrėk, aš žiedą aš turėjau. Mamos palikimą. Aš to negaliu. Net negaliu pasiimti. Aš su žalia kutė. Ne, grinai vestuvinį žiedą. Jisai užstatytas Lombardė. Taip, ir aš neturiu atsiimti iš ko. Sudėjau. Turėsiu ir atvažiuosiu. Aš sakau, nevažiuosiu. Aš atvažiuosiu. Gerai. Sudėjau. Su Dievu. Aš manau, pats laikas atlikti dar vieną darbą. Pone Virga, šitos gėlytės buvo skirtos padėti ant jūsų mamytės kapo. Aha. Kadangi jūs savo seserį nepasakė tos vietos, tai manau visai teisinga būtų įteikti vieną gėlytę jums. Vieną gėlę paliksim jūsų seseriai. Ir jūs būsit kaip tos išskirtos rožės. Viena vienam Lietuvos gale, kita kitam. Ir kaip suprantu, iki gyvenimo pabaigos jūs nesiruošia taikytis. Ne. Tai bent jau pasilikite tą gėlytę atminimui, kad atvažiavo sesė, bandė susitaikyti. Sėkmės. Sėkmės. Ačiū. Didelis tau bučiuks. Ir tokį pat bučiuką, va, Mildutei. Gerai. Pasiūsku. Va. Gerai, perdėsiu. Nu, ate. Vaiduką, ate. Atleidimas ir susitaikymas. Atgaila ir atpildas. Valerijos mamos valia buvo įvykdyta, o kaip žinia, mirusiųjų niekas neteisia. Žinau, kad yra daugybė žmonių, kurie vis dar nedrįsta paskambinti ir paprašyti pagalbos. Noriu užtikrinti, prašyti pagalbos negėda, gėda nepadėti. Mūsų telefonas įjungtas ištisas 24 valandas. Būtinai paskambinkite ir jeigu tik galėsime, mes jums padėsime. Dar viena tema iš Kauno. Ina mums parašė trumpąją žinutę. Maldavo padėti. Tik niekaip nepavyko suprasti, kas atsitiko. Vis dėlto nieko nelaukdama į Kauną nuvyko Aida.
Jūs čia gyvenate? Žiūrėkit, va tas 25 namas Pikolo. Jūs gal žinot, kas ten gyvena? Nu, ten gyvena pirmam aukšte, tai... Ina, kažkokia moteris. Jo, tai bijotų jie. Rimtai? Jie neįsileidžia nieko, ten nieko. Nu vai. Aš net žinokit kaimynai, bet jį tai dar kelis kartus mačiau, jos tai visai nemačiau. Nebijokit. Ne, aš neišeisiu. Tai aš čia galiu užeiti? Ne, čia labai baisu. Klausykit, kas čia nutiko? Mane apvogė. Kas jūs apvogė? Nežinau, aš labai stipriai sirgau. O kodėl jūs taip drebat? Bijau. O ko jūs bijot, pasakykit? Visko bijau. Vyro savo bijot? Aš nežinau. Sėskit. O kur jis dabar yra? Aš nežinau, kad daryt, man grasina, kad mane į durnyną uždarys. Kas jums grasina? Durnė sako tu. Debilė visai. O už ką jūs taip vadinat? Dėl ko? Ką jūs tokio padarėt, kad taip jūs vadinat? Na, kai mes atsikraustėm, prasidėjo čia nesąmonės, pradėjo langus daužyti vyras, visą kitą, ta prasme. O čia jūs kartu nusipirko čia tą būstą? Aš nusipirkau. Aš pardaviau Šilainėse butą. O kodėl jūs, pavyzdžiui, o jūs vedė esat oficialiai su vyru? Tai kodėl to nevarot lauk? Man čia vienai per sunku. Malkos visą kitą. Nu tai gerai, žiūrėkit, o kam jums gyventi su tokiu, kuris nori jūs uždaryti durnyną? Ne jisai tik grasina, kad sako, jeigu tu ką nors papasakosi durnyną, tai uždarys. Papasakosite ką? Kad jums grasina? Ne, kad vat mane apvogė taip toliau. Jis ateina išgėręs girtas, jinai neleidžia jo. O kaip jinai, tada jisai ten šaukia ir rėkia, langus išdaužo, lipa per langą. O kaip įeina į vidų, ten ar jinai jį ten apdrasko, jisai apdraskytas būna, jinai gal apdrasko, jinai šaukėsi, tai tankiau ta policija, o kaip ten yra, nežinau. Žiūrėkit, jūs vartojate alkoholį, ar ne, būdu? Aš vartoju, jo, ta prasme vartodavo labai stipriai, man čia buvo per sunku. O jisai? Jisai irgi kodavosi. Nebežinau net ką daryti, aš jau bijau visko. Jūs dabar mylite savo vyrą, su kuriuo gyvena? Ar jūs geriau norėtumėt viena gyventi be jo? Būtų galimybė, tikrai norėčiau viena gyventi. Jūs kokias nors pajamas turit? Pašalpą kokią nors gaunat? Ne, anksčiau biržai buvau. Dabar ką, nebent kažkokį invalidumą tvarkytis ar kažką, bet į polikliniką į kalną neužlipsiu. Negerai su sveikata jums? Man silpna labai. O silpna jums dėl ko? Jūs valgėt ką nors šiandieną? Šiandien kavą tik dabar geriau. Bet jūs turit kažkokių lėšų? Man visas kūnas užtirpęs, aš nežinau, kas yra. Kai jinai nekalbi, kad jinai neišeina, jinai į tą kiemą, jie ten skalbia, jie ten daro. Ten... O jūs buvot kada nors pas ją viduje? Nebuvo. Ne. Tik žinau, kai dujas vedė, tada tas vyras atėjo, sako, žinote, ponia, sakė, visko, mačiau visko, bet sakė, dar šitaip nemačiau, kaip gyveno žmonės. Po reklamos laidoje matysite. Neišsimaudyt, nei šilto vandens, nieko. Įklimpau. Kaip laikotės, kaip sekasi? Dabar gerai. Gerai? Po dušo kaip yra smagu. Iš kur šeimoje atsirado vaikas, apie kurį tėvai nežino. Valera tą vaiką netiokė. Visiškai. Yra kažkoks dokumentas, kitas vaikas. Jūs skaitėt ir pasirašėt. Neišsimaudyt, nei šilto vandens, nieko. Įklimpau. Norėjau parduoti šitos namus, nieks neperkant, tokiam stovi, kas pirks. Jūs muša? Muša. O turit, pavyzdžiui, brolius seserų? Ne. Viena esate? O tėvai yra dar gyvi? Ne. Jinai įsikviečia. Atvažiuoja policija, tai ten suima ir paleidžia, ten palaiko, kiek visi pagerioja ir paleidžia. O jinai nesirodo, jinai kieme nesirodo tokia. O kodėl jūs bent langus atsidarykite? Matot, jie neatsidaro, žinokit, vienas, aš... O ką jūs šiandien? Va čia va viskas išnešta, va kas likę. Aš neturiu. O gerai, o kur tualetas jūsų koks nors yra? Nėra. O kur jūs einate? Lauke. Lauke tualetas? Pirmiausia, jums reikia nuvažiuoti pas šeimos gydytoją, nes jūs visą drebat ir aš nesuprantu, kas jums yra. Kitas dalykas, jums reikia nustoti bijoti. Aš dar irgi nesuprantu, ko jūs bijot. Aš manau, kad jūs labiausiai bijot savo draugo. Aš nežinau, ar jinai jo bijo. Jisai
Šiaip jisai yra buvęs kalėjime. Taip. Vienas dalykas ir jisai, aferistas yra. Ir mano mama, jinai bijodavo, kad jisai atims iš jos turtą ir panašiai, nes jisai pats anksčiau to yra užsijėmęs. Pažiūrėkit, kaip jūs gyvenat, žiūrėkit, jūsų langai fanierom, o jūs šnekat, kad apvogė, kad išnešė kelius skudurus. Čia tame yra esmė? Taip, jisai išdaužė. Ina, esmė tame, jums reikia pagalbos ir skubiai. Esmė tame, kad jūs visa drebanti, neaišku, kas jums yra. Toliau, kad jūs neaišku, kada jūsų kūnas matė dušą. Esmė tame, kad čia pas jūs dabar tai, kas čia yra, tai yra vienas žingsnis iki nelaimės. Suprantate, čia užtektų truputėlį kažkokiai liepsnai, čia sprogtų viskas. Žinau, aš viską suprantu. O kodėl nepardavė ten tą butą Šilainiuose? Nes jis pradėjo gyventi su šitu receptu ir jis ją įkalbėjo parduoti, mums giliau bus namas. O Dieve. Aš jai sakydavau skirtis. Sakiau, kad jeigu tikrai jisai pas mane nebegyvens, matysiu, kad nebegyvena, tikrai padėsiu tada ir rasim kaip ir malkų gauti ir panašiai. Man paskambina, sako, aš jau jo nepapus, o paskui kitą dieną vėl jisai yra. Tai aš perku maistą, žinau, kad jisai valgo, o mano mama nieko nevalgo. Tai kaip nenoriu aš jam padėti, tai Taip. jis negeras žmogus. Važiuoja Mina pas gydytojus. Rimtai. Tikrai. Nu tai jūs tik tai rūbus pasikeiskit švaresnius ir viskas. Žodžiu, situacija yra tokia, kad, aišku, aš ne gydytoja ir ne ekspertė, bet čia reikalinga labai skubi pagalba ir pirmiausia, tai yra gydytojų pagalba. Galbūt jie galės nukreipti pas psichologą, nes kol kas man atrodo, kad čia yra labai rimtų problemų. Viskas tvarkoja, suderinom su socialinių paslaugų Kauno miesto centru, kad galėsime pasinaudoti jų paslaugomis, ar ne? Einam dabar su manim kartu. Kaip jaučiatės? Gerai? Labai gerai. Gerai, stiprūsia. Dabar einam pas vieną socialinę darbuotoją, gerai parodysit jūs savo kortelę. Gal jūs kažkokias pajamas galėtumėt gauti. Nu, einam pasikalbėsim tiesiog. Kaip laikotės, kaip sekasi? Dabar gerai. Gerai? Po dušo kaip yra Smagu, ne? Labai. O dabar sakykit, dėl tos tokios pagalbos socialinės, gal jūs galėtumėt savo asmens dokumentą pateikti? Tai kaip matau, pajamų jokių šiuo metu negauna. Nei atlyginimo, nei kažkokios nedarbingumo išmokos, nei... Biržai stovėjau, po to ligoninė, kai gulėjau ir taip. O tai biržoj dabar ne... Matau, kad nestovi. O tai birža, kodėl nenori? Ar kreipėtės, ar... Pėsti labai toliai. Nes reikėtų, žinokit, užsiregistruoti darbo biržą, gal net ir šiandien būtų Pirmiausia, galima. geriau nuvažiuoti. Nes net ir nėra įrašo. Važiuojam? Važiuoju. Žinokit, važiuokit, kol dar dar. Gerai. Nes iš tikrųjų, va, pirmas dalykas darbo birža. Ką reikia padaryti, tai? Suprantate, darbo birža suteiks jums socialinį draudimą. Tam pačiam gydymuisi, nes gydytojai jūsų, ta prasme, nepriima. Ir jums kaupėsi skola. Darbo biržoje busit registruota. Pradžiai tai dabar užregistruos jūs bendrai pas konsultantą. Paskui jums reikės pas konsultantą atvykti, jums išduos tokią knygelę. Tada reikės lankytis pas konsultantą, bet jau busit registruota darbo biržai. Galit kreiptis į seniūniją, į socialinės paramos kabinetą dėl socialinės pašalpos gavimo. Yra 102 eurai. Jau bet kaip busit biržai. Kai busit biržai. Dabar jau mes bėgom, Ina. Iki. Viskas, dabar labai skubam į darbo biržą. Mes dabar važiuosime į seniūniją pagal Inos gyvenamą vietą ir prašysime prašymą dėl pašalpos, nes darbo biržoje mes jau užsiregistravome. Kiek popierių, o Dieve, kiek popierių. Jūs man kažko nedasakot, kažkas čia dar yra, ne? Aš stengiuosi visą dieną šiandien jums padėti, bet jūs man kažko nepasakot. Pasilgau dukros, pasilgau artimųjų.
Jums sunku dėl to, kad šitie artimieji nusisuko nuo jūsų, taip? O dukra irgi nebendrauja? O ką jinai sako? O dėl ko jinai nebendrauja? Dėl to, kad tas draugas tenais yra turbūt, ar ne? Nežinau, nieko nesako. Aš su ją bendrauju. Jinai nelabai bendrauja. Kai paskambina, jinai pradeda keiktis, numeta ragelį, tai kaip su ją bendrauti. Bet jūs nepykstat ant savo mamos, nelaikot kažkokio pykčio? Dėl ko nors, pavyzdžiui? Noriu savo mamai padėti. Sakė, pati kalta ir viskas. Bet dėl ko visi jūs kaltina? Bet pati kalta, dėl ko? Kad gėriau. Svarbiausia, jums reikia atsikratyti žmonių, kurie jums nėra tinkami. Ir tada grįž visi artimieji prie jūsų. Suprant? Sakot? Žinom. Gerai. Jie tiesiog laukia, kol jūs atsikratysite to, kuris iš tikrųjų, aš dabar jau kaip suprantu, turbūt realiai trukdo jums gyventi. Ir trukdo jums toliau tvarkyti visus reikalus. Nes taip, kaip jūs dabar gyvenate, taip neturi gyventi jauna moteris. Važiuojame dabar pas Iną į namus, aš labai dar noriu pamatyti jos draugą. Aš labai tikiuosi, kad aš jį surasiu. Kad aš jį sutiksiu. Eikit, mama. Baisu jo. Baisu, labai baisu. Bet žiūrėkit, Ina, bet truputėlį tai apsitvarkyti galima, ar ne? Nenorit? Bet taip negalima gyventi. Aš atsisėdu ir verkiu, nenoriu. Mes jau tą sekciją panaikinom, nes jinai tuščia. Va kas liko. Televizorius, centras. Duris palikit atviras, kad biški oro įeitų. Kodėl jūs to nepadarot? O ko jūs žmonių? O kodėl? Taigi žmonės nori gero, žiūrėkit, bet šita kaimynė, kur yra. Jinai nori jums padėti. Nebijokit. Gėda. Jūs dabar jau pati esate švari, ane? Pradėjot nuo savęs. Žiūrėkit, jeigu kažkas jum negerai arba, pavyzdžiui, sugalvosit, kad viskas... nesužinotų, kad jūs čia buvot. O ko... Palaukit, čia yra jūsų namai? Mano. Čia ne namai, čia pragaras. Tai ir dabar, kad jisai nesužinotų, kaip man jį surasti? Jisai turi telefoną? Einam lauką. Kad jisai nesužinotų, kas jisai toks yra. Jūs man dabar pasakykit, aš nesuprantu, ko jūs kenčiat. Aš nesuprantu. Atidarykit iš visas, jo, va taip, čia vadinasi. Aš nesuprantu, kodėl jūs kenčiat. Kodėl jūs kenčiat? Kad tik jisai nesužinotų, kas jisai toks yra. Vietoj to, kad dabar jūs žiūrėkit, jūs sakot, aš viena prapulsiu, jūs jau prapuolėt šitam šiukšlyne, kur jūs dabar gyvenat. Jisai ką jums padeda? Nugi nieko, kur jisai dabar yra? Aš įvairiai siūliau pagalbą, aš pinigų jai neduodu, nes žinau, kad jinai išleis alkoholį, bet aš jai pirkdavau maistą. Jinai sakydavo, kad aš į blogą maistą pirkau. Tiesiog aš jau pati nuleidžiu rankas, nes aš aišku tikiuosi, kad jinai nori pagalbos ir pasikeis. Viskas, dabar žiūrėkit, Ina, pailsėkit, nusiraminkit gerai ir užvalgykit, ką nors būtinai. Gerai? Ir jeigu bus kažkas negerai, būkit gerai, paskambykit. Aš jums perskambinsiu. Ačiū jums labai. Na, aš manau, mes šiandieną pramušėm tokį didelį ledą, vien dėl to, kad jau Iną ištraukėm iš namų, kad ji mus kažkaip tai prisileido. Iki galo aš vis tiek nesupratau, kas tai moteriai atsitiko, kodėl jinai tokia visa išgąsdinta. Kažkas dar yra užslėpto. Ir čia, manau, jau galėtų paaiškinti tik tai gydytojai, ką Ina galės padaryti kitą savaitę. Ar ji tą padarys, ar ji nuvažiuos pas gydytojus. Na, viskas priklausys nuo jos. Jeigu reikės jai dar kokios nors pagalbos, mes būtinai čia dar sugrįšime. Specialistai, artimieji, po Aidos skambučių yra informuoti apie Inos bėdas, baimės, gyvenimo būdą ir bandymą ištrūkti iš landynę paverstų namų. Kaip sekasi Inai, mes dar pasidomėsime. O dabar linkiu visiems stiprybės ir kantrybės, bandant pagelbėti žmogui, kuris pirmas išdrįso paprašyti pagalbos.
Mes dažnai sulaukiame skambučių, kai prašoma padėti nustatyti tėvystę. Sulaukiame ir tokių, kai prašo sutaikyti ar net išskirti mylimuosius. Bet šį kartą sulaukėme prašymo išsiaiškinti, iš kur šeimoje atsirado dar vienas vaikas. Vaikas, apie kurį nei tėvas, nei mama nieko nežino. Painu. Išsiaiškinti padės Žilvinas. Pone Rita, kas čia blogo, kad jūs susilaukėte dar vieno vaikelio? Nu, kas čia bloga, nėra tą vaiką net jokia. Visiškai. Aš turiu 4 savo vaikus ir viskas, o 5 nėra. Ir nebuvo jau. Bet seniūnija mato visiškai kitaip. Tai taip, aš turiu ir popierius. Iš Klodynės turiu banką, kad jų klaida, ne mūsų. Atėjo naujai Kupiški darbuotoja, ten pasikeitė. Soc, ten paramos skyriaus, mums vakare paskambino 4:30, kad... Sako, aš jūsų dokumentus tikrinu, sako, pas jum yra 5 vaikelis. Sako, tai gal vyro nesantuokinis, sakau, kad jis neturi jokio. Tai kiek priskaičiavo tų alimentų dabar už tą paskutinį vaikelį? Mums paskaičiavo taip, mėnesį nuskaičiavo iš Aurimo kortelės 33 eurus. Mėnesį. Tai čia buvo pusę metų. Dabar mums reikia gražinti į valstybę pinigus. Už tą šitą jų nelabai gražų poelgį, tai aš nežinau, nedovanaučiau vietoj Aurimo. Rugsėje pradėjo mano sūnus eiti 5 metų berniukas ir atvažiavo man socialinis darbuotojas, va čia aš laukia ant kiemo sėdėjau ir sako, sudaromu nemokamą maitinimą iš socialinės pašalpos išskaičiuojam, kad tai man bus lengviau ir jiem ten gal... Jūsų vaikeliui, taip? Taip, mano vaikui. Priskirti nemokamą maitinimą. Taip, iš mano... Taip, kad nuskaičiuotų, nes jam dar nėra 6 metų, jam nepriklauso. Nu tai aš ir pasirašiau, mes nuvėjome kambarį, pasirašėm sutartį, aš pasirašiau, kad sutinku, kad įskaičiuotų man vaikui valgymui. 2 kartus mes tęsimės pašalpą socialinį ir mums niekas nieko nepasakė, kai atėjo nauja darbuotoja ir tada pliumpt vakare 4:30 man skambina. Aurimui skambina, paskui man perskambina ant rytojaus. Sako, kame čia yra reikalas? Sako, jūs turit nesantuokinį vaiką, sako, nu negali būti. Man tai yra pikta, todėl, kad mano vaikus nuskriaudė. Mane, kad nuskriaudė, man tai tas pats. Bet vaikai mano nekalti. Vat už tai. Už teisybę eikim. Pusę metų, kai tvarka dokumentus ir nemato, kad yra kažkoks dokumentas kitas vaikas. Čia nerealu. Atvykome į Kupiškio rajono savivaldybę, kur bandysime aiškintis, kokiamis aplinkybėmis iš Ritos ir Aurimo šeimos nuskaičiuojama suma visiškai svetimos mergaitės maitinimui. Labą dieną. Atėjome išsiaiškinti, vienai šeimai yra neaišku, kodėl nuo jų sąskaitos kas mėnesį nuskaičiuojama 30 eurų už svetimos mergaitės maitinimą. Ne, taip yra. O kaip yra? Mums irgi įdomu. Taigi mes aiškiname su Keraičiu. Taip. Skambinam, jums sakėm, kad tiesiog įvyko klaida. Bet tai yra pusę metų. Jam yra pašalpa, gauna šeimos šitą vaiko išmoką, jūsų vardu jinai eina, taip? Taip. Ir buvo išskaitimas 33 eurai su centais. Taip. 33 eurus mes turėjome pervesti tai įstaigai, kuri tą vaiką maitino. Taip. Bet įvedus klaidingą sąskaitos numerį, tie pinigai... Grįžta atgal jiems į sąskaitą? Atgal į sąskaitą. Vaikas sėkmingai maitinamas, valgo. O pinigai atgal sugrįžta tėvam. Tai dabar iš jų sąskaitos jūs nusprendėte, kad verta paimti mokėjimą už kitos mergaitės maitinimą, taip? Tai ir už kitos mergaitės maitinimą taip pat ėjo į jų sąskaitą, nes gavėjas tai tas pats UAB sąskaita tokia pati. Ir kai pavedimus formuojam, išskaitimai iš kitos moters, ten tos taip pat buvo, išklotinėse matosi. Kiek pinigėlių jie neteisėtai praturtėjo? Kokia ta absoliuti suma? Jūs žinote visą? 275 ar 6, aš tiksliai negaliu. Taip. Jums yra žinoma, kad tie pinigėliai dėl kažkieno tai klaidos vis dėlto buvo pervesti į jūsų sąskaitą, ne už kažkokius nuopelnus, ne kaip darbo atlygis, ar ne? Taip, aš ir suprantu. Neteisėtai, bet tai net nebuvom informuoti, kad neteisėtai gaunam. Iš viso tada mums niekas niekur nebepaskaičiuoja, neišeina niekam.
Pagal taisyklės turėtų būti jums atsiųstas raštas, kuriame parašyta, kad jūs neteisėtai praturtėjote, prašome arba reikalaujame gražinti tą sumą į sąskaitą. Jūs turite tokį dokumentą, kurio būtų reikalaujama gražinti tą konkrečią pinigų sumą. Jokio, tik tai telefoninis. Pokalbis buvo. Kiek tu turi vaikų? Sakau, 4. Nes ant rytojus pas mane atvažiavo, aš galiu va taip pasakyti. Jūs pasikvietėt? Kvietėm, taip. Nu, jūs padėjot popierį, kad nuskaičiuoja aurim 60%, pasirašyk ir mes išėjom ir viskas. Aišku, kiekvienam atimant tuos pinigus liūdna, bet juk patys pripažinot, kad jie neteisėtai buvo išmokėti. Dabar palaukit, aš pakalbėsiu. Gerai, aš va taip pasakau. Pas mane atvažiavo mano socialinis darbuotojas ir mes pradėjome apie tą situaciją kalbėti ir pasakė, Evaldas, sako, po 5 eurus mes išskaičiuosim. Gerai, sakau, man 5 eurai nesijaus, bet kaip čia gaunasi, kad pusė pinigų nėra. Tai man tai neskauda. Tą prašymą, kai rašėm čia išskaičiuoti, taigi paaiškinom, kad per 3 mėnesius va po tokią sumą jūs skaitėt ir pasirašėt. Sutikot. Pažymima, kad į sistemos biudžetas VS duomenų bazę įvestas kreditoriaus UAB. Nurodant neteisingą atsiskaitomą sąskaitą. Nurodytas sąskaitos numeris priklauso Aurimui Keraičiui. Taip, ta klaida pastebėta ir jinai yra fiksuota, dokumentuose yra fiksuota, ar ne? Dabar ta bendra suma. O bet tai dabar aš noriu dar paklausti. O kodėl pusę metų? Mes 5 mėnesius mes nieko nežinom. Kai ateina nauja darbuotoja, mes sužinom. Tai svarbiausia, kad dabar ir pastebėjo. Dabar pastebėjo. Taip. Kas nors bandė derinti. Vieną kartą tvarkant popierius ir nematyt ką. Nu taip. Nu tai o... Ir kai išrašą atnešėt, pasimatė jūsų pajamos tokios, kurių tikrai neturėjo būti. Ir tada pradėjom aiškintis. Čia daug yra tokių, kurie padarė klaidą, sakykime, ir Darius priimdamas jūsų pajamas, ir mes įvesdami tą neteisingą sąskaitą, ir bankas užskaitydamas žmogui įstaigos tą jau kodą. Gerai, dabar yra kažkokios galimybės derinti pačių išmokų sumą ir tą grafiką? Dar yra galimybės ar ne? Grafiką galima derinti, bet svarbu, kad jisai gautų socialinę pašalpą. Jeigu jam nebus pašalpa šeima, jeigu nepriklausytų, tai reikėtų savanoriškai įnešinėti į sąskaitą. Dabar jūs suprantate viską? Taip, suprantu viską. Tai viena misija įvykdyta. Aha, dabar valstybės skolingi esam. Mes. Nu, neteisėtai praturtėjot, žinote, reikia gražinti, ar ne? Tai ne jūsų valia, tai buvo kažkieno tai klaida. Kas nedirba, tas neklysta. Visi mes darom klaidų, sutikit su tuo. Dabar perinam į kitą etapą. Kadangi pirma misija yra įvykdyta, ar jums socialinės paramos skyriaus darbuotojams yra žinoma, ko šitai šeimai labiausiai trūksta? Nes dabar kol kas sako ponė Rita, kad atvažiuoja socialinis darbuotojas, su policija pasižiūri, geriat, negeriat ir darbas baigtas. Taip, jo, čia pagrindinis darbas jų. Žiūrėkit, buvo tokia istorija, man sugedo automatinė. Evaldas tikrai lankėsi, skalbimo mašina. 4 vaikai patalinė vis rankom neplausino. Aš pradėjau Evaldas, sakau, nu gal kur per skelbimus, sakau, gal kas nors parduotų pigiau, ar ten gal dovanotų. Nu jis man pasakė taip va. Sako, parašyk Kupiškėnų mintyse savo skelbimą, kad tu ieškai ten ar dovanotų, ar ten... Nu, keistų tenais tą skalbimą. Pats Evaldas, kuris yra irgi socialinės paramos centro darbuotojas, nesėmė iniciatyvos, kad bandyti padėti šeimai. Pasirodo, pirmame aukšte yra seniūnija ir būtent seniūnija turėtų rūpintis parama šitai šeimai. Tai kad į pirmą aukštą nusileisim, sužinosime, ką seniūnijos darbuotojai gali pasiūlyti. Tai aš norėčiau pasikalbėti, bet ne prie kameros. Man jas turim paimti ir pasikalbėti. Šventas reikalas, mėlieji. Viskas. Ėjom su vienom nuotaikom, išėjom šypsenėlę veidę išpaišę. Tai ko pasiekėm? Pasiekėm to, ko norėjom šiaip tai. Pažadėjo mums skalbimo mašinas su... Tik dabar reikės sumokėti perteklį tų pinigų. Tai ponas Aurimai, žiūrėkit, dabar jūsų pajamos yra mažesnės dėl to 5 prirašyto vaiko. Taip. Kadangi tuoj teisybė bus atstatyta, jūsų pajamos išauks. Tai gal pagalvosite apie 5 vaikelį... Nebereikia jo tokio. Nebereikia? Ne. Bet visgi 100 kartų geriau ateiti su bloga nuotaika ir nuomonė apie savivaldybės darbuotojus ir išeiti su gera nuomonė, negu kad ateiti linksmai ir išeiti nuliūdus, ar ne? Su to mus visus šiandien ir sveikinam, gražus pavasaris, geri savivaldybės darbuotojai ir sėkmės jiems darbe.
Kartais klaida gali sugriauti šeimos pamatus, net jeigu tą klaidą padarė ne šeimos nariai, o valstybės tarnautojai. Ritos įtarimai apie vyro nesantuokinį vaiką nepasitvirtino. Todėl labai džiaugiuosi, kad galėjome padėti šiai šeimai. Mes galime padėti ir jums, jeigu tik prireiks pagalbos. Tereikia paskambinti telefonu, kurį matote ekrane. Kol kas atsisveikinu iki pirmadienio. Gražaus vakaro su LNK. Sudie.